Sveiki! Čia kasdieniai vaikų gydytojos pašnekesiai ir aš, vaikų gydytoja Indrė. Šiandien pasirinkau kalbėti tikrai nelengva tema - apie skiepus vaikams. Kodėl nelengva? Todėl, kad kiekvieną kartą, kai apie tai kalbu, sulaukiu grasinimų, kad susidoros su manim, kad susidoros su mano pačios vaikais, kad žino, kur aš gyvenu ir kad ramybės nebeturėsiu. Aišku, jau įpratau ir su patarimais socialinėje erdvėje, kad reikėtų atimti iš manęs licenciją, nes nieko nenusimanau arba neva, kad mano visos 16 metų studijos, daugiau negu 15 metų darbas vaikų gydytoja nieko nevertas ir kad mano tikslas tik nužudyti kitų vaikus. Galim juokauti įvairiai, bet tema tikrai labai sunki. Ir visada, kai manęs tėvai paklausia, na ką daryti, skiepyti mažylį ar ne, aš prisimenu save. Juk aš irgi esu mama. Ir manot, neveikia manęs ta informacija, kad neva skiepai yra labai pavojingi. Be abejo veikia. Bet jau tuo met, kai gimė mano vaikai, aš jau buvau rezidentūroje, jau studijavau ir ne tik, kad tikėjau mokslu, bet žinojau, ką reiškia mokslas. Nes viena yra tikėti, kita suktis mokslininkų rate, kurie savo gyvenimą tiesiog paaukoja dėl kažkokio smulkaus mokslinio atradimo. Ir ne tam mano kolegos, ne tam aš stojau į mediciną ar galų gale studijavau doktorantūroje, kad siekčiau pakenkti kitiem vaikam. Nesu ir mama, ir moteris. Ir man labai svarbu, kad vaikai augtų sveiki. Ne tik mano, bet ir tie, kurie yra mūsų šalyje ir apskritai pasaulyje. Kodėl manau galinti kalbėti apie skiepus? Todėl, kad esu ir alergologijos, imunologijos mokslų daktarė. O imunologija be vakcinacijos, be principų, neįsivaizduojama. Tikrai nenoriu pasakoti smulkiai, kas atsitinka, kai yra vaikas paskiepijamas. Aš tiesiog noriu, kad šiek tiek pasitikėtumėm vieni kitais. Žinau informacijos daug. Žinau, daugybė žmonių šaukia, rėkia, kad jie yra prieš vakcinas. Bet kai pabandau padiskutuoti, aš suprantu, kad tų žmonių žinios imunologijoje neprilygsta manosiom. O ginčytis, kai lygis žinių skirtingas, sunku. Jeigu aš nemokėčiau medicinos, nemokėčiau skaityti mokslinės literatūros, galbūt ir aš perskaičius, tuos bauginančius straipsnius išsigąsčiau. Ir aš puikiai suprantu visas mamas ir tėčius, kuriem priimti sprendimą skiepyti vaiką ar ne, kai tiek daug įvairios informacijos yra be galo sunku ir labai labai baisu. Atrodo vienas dūris ir galim netekti vaiko. Juk tai prašom. Medikai spaudžia skiepytis todėl, kad tai yra labai svarbu, todėl, kad mokslas įrodė, todėl, kad valstybės politikos tokios, todėl, kad matom, kad artėja vėl iki Lietuvos tos ligos, kurių mes negalim išgydyti, bet iš kitos pusės yra didžiulė baimė. Pavieniai atvejai, kai pasireiškia nepageidaujamos reakcijos, kai vaikučiam pasireiškia traukuliai, kai sutrinka raida, ir tai tikrai baisu. Aš jūs labai suprantu. Bet mes turime kartu surasti sprendimo būdą. Juk nei vienas iš mūsų nesiekiam vaikui pakenkti. Mes, medikai, žinom vieną būdą, kaip padėti jum, o jum reikia išmokti, sužinoti, pasitarti ir galbūt pasitikėti. Kodėl kūdikiai skiepijami tiek daug vakcinų? Tenka girdėti, o tavos ne kas mėnesį po dūrį vaikų. Juk šitiek daug suleidžiama antigenų, mikrobų sukeliančius sunkes ligas dalelyčių, kad vaikui didžiulis krūvis. Pirmiausia, noriu šitą mitą paneigti. Tik gimsta naujagimis, jis juk papuola į daugybės, milijardų mikrobų pasaulį. Mikrobų yra ant odos, paviršiuose, ant mamos piene,
pradeda žarnynas vaikučio sėtis mikrobiotą, kvėpavimo takai, tai yra didžiuliai kiekiai mikrobų. Tai įsivaizduokite kaip kad didžiulę minią, na tarkim stadioną pilną žmonių. Ir patenka ten mažylis. Ar jūs manote, kad jis lengvai atpažintų, kurie žmonės tame stadione, na tarkim, yra teroristai ir gali pažeisti jį, o kurie yra geri žmonės? Deja, vaikučio imuninė sistema yra tokia naivi, kad jis tiki, kad visas pasaulis gražus. Jis blogio kit nematė. Artimieji jį taip myli, kad jis gyvena labai nuostabiam pasaulyje. Ir jis tikrai nežino, kas gera, kas bloga. Kad ir kaip norėtumėm apsaugoti savo vaikus ir kad jie niekada neklystų, kad niekada jų niekas neskaudintų, ne? Bet vis tik tai gyvenimas juos vis tiek skaudins. Darys jie klaidas. Bet mes labai tikimės kaip tėvai, kad jie darys lengvas klaidas ir tai nesibaigs jų mirtimi. Ir jeigu mes žinome, kad tokioj minioj, tokioj mikrobų minioj stadione yra tikrai blogi žmonės arba mikrobai, kurie atsidūrė šalia to kūdikėlio, tą kūdikėlį nužudytų arba labai stipriai sužeistų. Mes juk padarytumėm viską, kad galėtumėm apsaugoti. Taip, galim nesunaikinti to mikrobo, nes mes negalim panaikinti visų mikroorganizmų aplinkui arba atspėti, kur ten, tarkim, kokliušo, difterijos, tablikės ar ko nors, ne, yra, teroristas. Bet mes galim uždėti šydą vaikui. Mes galim išaiškinti vaikui, kad šitokių mikrobų neprileisk. Neprileisk prie savęs, nes tai tave gali sunaikinti. Ir nepasakymas gražiai, o švelnus pažeidimas, įžnybimas vaiko imuniniai sistemai pasakymas, matai, su šita vakcina aš tau šiek tiek paskaudinu. Bet jeigu tu be šito tu net pažinsi, kad būtent tas mikrobas tave gali labai stipriai sužeisti. Taip kad pirmiausia, ne, pirmaisiais gyvenimo metais nėra per didelis kiekis vakcinų ir mikrobų vaikučiui. Antra, kodėl pirmieji gyvenimo metai yra tokie svarbus ir kodėl tuo metu yra vakcinuojama. Todėl, kad vaiko imuninė sistema labai naivi. Ji neturi atminties, neturi patirties kovoti su ligas sukeliančiais mikrobais. Todėl įrodyti, kad tas mikrobas yra blogas, labai svarbu, nes vaikučiui bus nepakeliama infekcija. Didžiulis kiekis rizikų, nepageidavimų reakcijų į ligą, komplikacijų, ne? Ar galų gale, negrįžtamų komplikacijų ar mirčių gali būti dėl to, kad vaiko imuninė sistema net ir atpažinus nesugebės pasipriešinti tiem sukėlėjam. Nenoriu gąsdinti, tiesiog noriu pasakyti, kad mes suaugę turime išmokyti vaiką atpažinti. Ir taip, deja, nėra švelnaus pasakymo, kad šitie mikrobai yra blogi. Taip, kad vakcinuoti vaiką reikia visų pirma, jeigu leidžiamos vakcinos, negeriamos, suleisti vaikui, tai yra dūris, taip vaikui skauda. Taip, vakcinuose yra ne tik antigenai, ne tik tų mikrobų pagrindinės dalelytės, kad imuninė sistema būtent atpažintų tuos antigenus, kad suformuotų imunitetą, atmintį ir pasakytų, kai aš sutiksiu mikrobą su šita dalelytė, aš jo nepriimsiu ir iš karto pašalinsiu. Bet kartu, kadangi leidžiam labai nujautrintas vakcinas, yra gyvos, tarkim, vakcinos, bet tie virusai negali sukelti ligos, jeigu vaiko imuninė sistema tvarkinga. Arba nėra visos bakterijos, o tik dalelytė tos bakterijos. Ne? Mes suleidę, mes rizikuojam, kad bus tik tai kaip švestas vandenukas, imuninė sistema nesureaguos. Taip, reikia pridėti tam tikrų medžiagų, vadinamų adjuvantų, aš juos vadinu skundikais. Tai yra tokių medžiagų, kurios patekusios į kūną, į suleidimo vietoje, pradeda šaukti, kad imuninė sistema ateitų ir pažiūrėtų, kas čia darosi, kodėl čia kilo skandalas toje vietoje, kodėl reikia kelti uždegimą. Ir tada pamatys, kad čia buvo suleista vakcina.
Ir būtent pradės formuoti imunitetą prieš antigenus, prieš dalelytės tų mikrobų, kurie tikrai gali sukelti rimtas ligas. Taip tobulėja vakcinos. Jeigu skaitote 30-40 metų straipsnius apie ten vakcinų sudėtį, labai prašyčiau, paskaitykite ne senesnių negu 5 metų straipsnius. Aš disertaciją apsigyniau prieš 10 metų berods. Ir man dabar gėda, nes ten tokia pasenusi informacija. Juk pažiūrėkit, medicina taip greitai plinta. Ten kaip, nėra, kad gėdinga, aš ten nusišnekėjau, tik nežinojau koreliacijų, matėm, kad gimę vaikučiai per cezario pjūvį dažniau būna alergiški. Niekas tuomet dar nekalbėjo apie mikrobiotą, apie imuninį atsaką, apie disbiozę, o dabar jau atrodo elementaru. Tai lygiai taip pat, jeigu jūs skaitot straipsnius senesnius negu 5, galų gale 10 metų, tai yra tikrai labai sena, nes pažiūrėkit, kaip mokslas eina į priekį. Technologijos gamyba tikrai eina į priekį. Vėlgi, kas labiausiai gąsdina mus, ne tai, ką suleidžiam, o labiausiai baisu, kad nebūtų nepageidavimų reakcijų. Ir aš nuoširdžiai sakau, aš irgi kartu su jumis, mamos ir tėčiai, bijau. Paskiepijus jūsų vaiką aš tikrai pergyvenu, kad tik nebūtų nepageidavimų reakcijų. Todėl, kad daugybė vaikų skiepijami tą pačią vakciną. Bet ne visiems pasireiškia nepageidavimos reakcijos. Vadinasi, ne vakcinos kaltė, kad pasireiškia nepageidavimos reakcijos, o vaiko organizmo, vaiko imuninės sistemos. Ir numatyti, kaip jinai sureaguos, mes negalim. Nei vienas negalim. Neparašyta vaikui ant kaktos. Labai norėčiau, kad ateityje būtų kažkokios skanavimo priemonės, kurios pasakytų, kaip vaikas reaguos į vakciną. Iki šiol mes turim, gydytojai pasitiki mokslu, įvertinam vaiko būklę, kad jis sveikas ir statistiškai ir klinikiniais tyrimais jau atliktais ir vis dar atliekamais buvo įrodyta, kad nesukelia didžiai dalį nepageidavimų reakcijų. Bet jeigu jos pasireiškia, patikėkit, pergyvenam visi. Bent jau aš tikrai pergyvenu. Paskambina mama, sako, va, suleidus paraudo. Aš žinau, kad tai yra normalu, parausdavo mano vaikam ir iš patirties žinau, kad parausta suleidimo vietoj, bet aš tikrai pergyvenu, kad mama neišsigastų ir toliau nenustotų skiepyti dėl tos elementarios vietinės uždegiminės reakcijos, kokią mes ir norėjom sukelti, kad imuninė sistema pradėtų reaguoti. Galbūt jinai šiek tiek per stipri, galbūt net pakyla karščiavimas, bet tai rodo, kad imunitetas dirba ir atpažino. Galbūt per stipriai, vaikai vieni iš musės dramblį gali padaryti, pernelyg reaguoti, tie, kurie, tarkim, kaip ir kyla temperatūra, vieniem 38, kiti jau 40, gali vaiko imuninė sistema persistengti. Bet taip, nei vienas iš daktarų nenori, kad jūsų vaikui būtų nepageidavimos reakcijos į skiepus. Ir aš jau ne kartą pasisakiau, ir čia jau prašymas gydytojų. Nustokim kalbėti nesąmonės, kad skiepai nesukelia nepageidavimų reakcijų. Sukelia, kaip ir kiekvienas vaistas, kaip ir ibuprofenas, paracetamolis, taip ir vakcinos gali sukelti nepageidavimas reakcijas. Mes siekiam sukelti uždegimą, siekiam su vakcina, kad imuninė sistema pradėtų dirbti ir sukeltų imuninį atsaką, tai be abejo dažnesnės nepageidavimos reakcijos. Ne? Bet pasakyti, ne, tai tikrai ne nuo skiepo, nesąmonė, jeigu mamai atrodo, ir jeigu mama sieja vakciną su vaiko būklės pablogėjimu, visų pirma, nesiginčykim, o darykim 120% pastangų, kad padėti tam vaikui, kad nebūtų ilgalaikių pasekmių. Padėkim mamai, palaikykim, padėkim vaikui ir nenumeskim, neatmeskim, ką čia mama išsigalvoja, o dar didesniem pastangom ir laiku ir tikėjimu padėkime tam vaikui. Nes dažnai, ką aš pastebiu, kad kai vaikui pasireiškia nepageidavimos reakcijos, mama paliekama likimo valiai. Sako, ne, čia tikrai ne nuo vakcinos. Visų pirma, aišku, galbūt koks skirtumas, nuo ko vaikui reikia gydyti, bet jeigu tai yra siejama, pasakykim, taip, galėjo būti nuo vakcinos, bet susijimkim, dirbkim komandom, kad vaikui kuo mažesnės būtų pasekmės. Ir būtent čia, kad mama bijo, kad jeigu kas vaikui atsitiks, ją paliks likimo valiai, nes, pati kalta, kad skiepijai. Ir
tas, neetiškas elgesys gydytojai, mane tiesiog labai labai liūdina. Paskambinkim, padėkim, paklauskim, galų gale papildomai priimkim, skirkim papildomo laiko ir tuomet tikrai, mamai bus lengviau ir tėčiui be abejo. Žinau, kad kai kurie daktarai ir sako, ai, nesiskiepykit. Kodėl? Nes jie nenori prisimti atsakomybę. Aš nemanau, kad tokie daktarai elgiasi tinka. Kita, aišku, jeigu daktarui, kuris skiepijo vaiką, kelis kartus tam vaikui pasireiškia nepageidaujama reakcija, supraskit, tam pačiam daktarui jau baisu kitus skiepyti. Bet tas daktaras gali pasakyti, taip, aš esu už skiepus, bet gal galite paprašyti kito gydytojo. Aš tiesiog nepasiruošęs. Aš tiesiog jaučiu nerimą. Mes daktarai irgi ir pervargstam, ir nemiegam, ir pergyvenam ir taip toliau. Taip kad jeigu ir daktarai kalbėtų atvirai, ir negazdintų, tėvų, manau, irgi susitartumėm dėl geresnio vaikų skiepijimo. Kita tai yra spaudimas skiepyti. Nėra elementarių dalykų. Mamai gimęs kūdikėlis, tėčių, nepykit tėčiai, kad aš vis pamirštu, bet dažnai bendrauju su mamom, tai yra kažkas svarbu, tai yra kažkas stebuklingo, tai yra jos vaikutis. Ir staiga paima ir skiepia. Nei klausia, nei paaiškina. Sako, taip liepiam. Tokia tvarka turit skiepyti. Ar mes suaugę sutinkam su tokia tvarka, net neklausia. Aišku, klausiam. Taip kad labai siūlau tiek visiems tėvam, tiek daktarams skirti laiko, sėsti, pasikalbėti ir išsiaiškinti apie kiekvieną skiepą, apie tai, kodėl reikia skiepyti ir apie tai, kas gali būti ir atsakyti visus klausimus į baimę, nes išsakyta baimė, jinai sumažėja, nes viduje laikoma baimė yra nerimas. Ir jeigu mama sakytų, aš bijau ir tiesiog nuoširdžiai pasakytumėm, ko bijom, sėdim, kalbam ir skiepijam tik tada, kada mama nustoja bijoti, kada pasitiki ir aš manau tikrai problemų tiek nebūtų ir tos baimės tiek daug nebūtų. Aptarti kiekvieną galų gale ligą. Jeigu mama vieno kito skiepo nenori skiepyti vaikų, galbūt atidėti, susitarti. Taip yra tiem, kurie neklausinėja, kurie pasitiki, kurie žino, yra profilaktinių skiepų kalendorius ir pagal jį skiepijama. Ir taip dauguma taip skiepijama. Bet esmė, kad yra tėvų, kurie tiesiog, jie neturi pakankamai daug informacijos ir todėl reikėtų išaiškinti. Ir barti, liepti, žiūrėti, jūs čia antivakseriai, taip nereikėtų. Ne šiaip sau taip sugalvoja tėvai ir neskiepija, vis tik tai yra neramu ir baimė ir yra daug neatsakytų klausimų. O ieškoti internete ir Google'ai atsakymų, visi puikiai žino, dar labiau susipainiojam, dar labiau bijom ir tuomet dar baisiau skiepyti. Taip kad labai linkiu visiems, jeigu kalbam apie skiepus, pasitikėkim, klausinėkim, nevadinkim vieni kitais kvailais, negazdinkim ir negrasinkim daktaram, tiesiog pasitarkim. Ir aš manau, tikrai būtų lengviau. Kodėl aš esu už skiepus? Šiais metais praūžė kokliušas. Ir žinot, kas sunkiausia? Kad padėti tai neįmanoma. Po 3 savaičių kokliušo bakterijos jau nelieka ir vaikai labai labai kosėja. Vaikam panika, kad uždus. Tėvai panikuoja, kad vaikas panikuoja, kad naktim nemiega, kosėja. Ir turbūt daug kartų girdėjau šiais metais, ne vieną šimtą, kai vaiko sergančio kokliušo tėvai sako, nežinau, ką padaryčiau, jeigu sužinočiau, kuris iš tų neskiepytų vaikų apkrėtė mano vaiką. Taip skiepyti sirgo lengviau. Tikrai neskiepyti ir tyrimai parodė. Į ligoninės hospitalizuoti, daugiau ir sunkiau sergančių buvo tie neskiepyti. Ir vėlgi mes darom viską, kad galėtų tas vaikas gyventi pilnavertį gyvenimą. Bet vis tik tai, ir mirtis, ir didžiulės komplikacijos. Ir tie 100 dienų, kol kokliušas būna, sutrikdo taip gyvenimą, kad po to ta baimė, kad vaikas kosteli ir vėl prasidės tie reprizai, tikrai lydi ne vienus mėnesius ar pusmečius.
Ir deja, kaip minėjau, tokio gydymo nėra. Visa laimė, kad didžioji dalis vaikų sirgo vyresnėme amžiuje ir tai nebuvo labai pavojinga. Ne, tik tai apart to, kad tikrai baimė didžiulė, kad vaikas uždus ir vaikas negali kvėpti. Bet deja ir kūdikėliai sirgo, tie, kurie dar nespėjo suformuoti imunitetą, kurie gavo, tarkim, vieną skiepą, o pilnas imunitetas gaunasi po visos kaskados tų skiepų nuo kokliušo. Tymai ir vėl dabar kiek skaitau literatūros, daugybė sergančių tymais ir tai yra labai labai bjauri liga. Ir vaikai kenčia. Ir sakyti, kad tegu praserga. Taigi vaikiška liga, tegu praserga. Ar tikrai jūs norite, kad jūsų vaikai prasirgtų tokiom rimtom ligom, kai nuolat girdžiu, ką daryti, kad vaikas nesirgtų paprasta sloga? Ir man tas nelabai suvokiama. Aš kai vaikus skiepijau, aš sakiau, aš geriau rizikuosiu, stebėsiu, kad viskas būtų gerai, nebūtų jokių reakcijų į skiepus, ne? Bet rizikuosiu, nes aš nenoriu būti toj situacijai, kai esu bejėgė, kai vaikas serga, o pagalbos nėra. Nes tos ligos, nuo ko skiepijamos, jos greit plinta, ypač mažiem kūdikėliam, ir laikas kartais yra skaičiuojamas minutę iki galimų komplikacijų. Ir ne visada spėjama numatyti, kokia ta liga, ir ne visada spėjama padėti. Vėlgi nenoriu gąsdinti, bet tai yra tai, kad tokio skiepijama nuo tų ligų, kurios sukelia daugiausia komplikacijų, daugiausia letalių išeičių, ne, arba komplikacijų ir hospitalizacijų, tarkim, kalbant apie rotavirusinę infekciją. Nelinkėkim vaikams sirgti. Sunkiai sirgti nelinkėkim. Geriau padarykim viską, kad užkirstumėm kelią. O tos visokio tie mitai, kad tai yra farma, kad nori pinigų, patikėkit, skiepus išradinėti kainuoja labai daug metų, labai daug pinigų, labai daug mokslininkų resursų ir labai daug rizikos. Žymiai lengviau kažkokį vaistą kitą nukopijuoti ir pardavinėti. Naujus skiepus išrasti sunku, bet vis tiek atsiranda tos epidemijos, vis tiek atsiras pandemijos ir sugrįš senos ligos. Mes turim tam ruoštis, bet vis tik tai skiepai yra geriausia iki šiol žinoma priemonė, profilaktinė priemonė, kaip užkirsti kelią, kad vaikas ar suaugęs nesirgtų. Kito kelio nėra. Aš tikiu, kad ateityje gerės, kad mūsų anūkam, proanūkiam vakcinos bus dar tobulesnės, bet šiuo metu jos tikrai gerokai tobulesnės negu buvo prieš 20-30 metų. Šiuo metu tai yra geriausia sudėtis, kokią tik galima sukurti ir tikrai daugybė mokslininkų dirba, kad dar tas vakcinas patobulinti. Kaip vaikas sureaguos, čia jau vaiko deja imuninės sistemos reikalas. Todėl aš kaip gydytoja labai prašau neskiepyti vaikų, jeigu jie serga, nes jų imuninė sistema užsiėmus. Nebent tai turėtų būti pasitarta su gydytoju, įvertinta galbūt net su gydytojais specialistais pasitarta. Čia priklauso, jeigu serga infekcinė liga, ūmia infekcinė liga, geriau palaukti, kol vaikas pasveiks ir įvertinti visą kūnelį. Geriausia, kad vaikas būtų sveikas, jokios intoksikacijos, apvelto liežuvio, pilvo išsipūtimo, kad nebūtų karščiavimo, net ir menkos slogos, ypač tuo metu, jeigu mama pergyvena ir bijo, kad vaikui gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos. Jeigu vaikas serga kažkokią lėtinę ligą, autoimuninę ligą, reikia konsultuotis su specialistais. Mieli šeimos gydytojai, jeigu nežinot, jeigu abejojat, nusiųskit pas specialistus, yra tikrai žmonių, infekcinių ligų specialistų. Yra žmonių, kurie tikrai skiria visą savo laisvą laiką analizei, kokius vaikus galima skiepyti, kada skiepyti ir kaip skiepyti. Ir tikrai įvertinkite vaiko būklę ir dar pasakysiu taip. Jeigu mama bijo skiepyti, aš vaiko neskiepiju. Nes mamos emocinė būklė labai persiduota vaikui. O ir neslėpkit, mamų intuicija yra labai didelė. Ir dažnai būna, kad mamos bijo skiepyti, nors atėjo laikas, sakau, palaukim 1-2 dienas, susigyvenkit su tą mintim ir jeigu pasiruošit, skambinkit, ateinam ir pasiskiepijam. Ir tuomet tikrai mama jaučiasi saugesnė, žino, kad daktaras šalia padarys viską, kad padėtų jos vaikui, jeigu kažkas atsitiks, žino, kad gaus pagalbą ir palaikymą ir todėl tikrai pasiryžta skiepyti ir nebūna kažkokių rimtų komplikacijų.
Yra atvejų, kai pasireiškia nepageidavimos reakcijos ir tie atvejai labai garsiai skamba. Yra atvejų, dėl kurių tėvai teisiasi su gydytojais ir visam pasauly. Yra. Bet kai pasidomėjus, koks kiekis yra vaikų vakcinuojama ir kiek nepageidavimo reakcijų, tai vis tik tai nepageidavimų reakcijų yra vienetai. Tų, dėl kurių vaikas tikrai labai nukentėjo. Labai gaila dėl tų vaikų, labai gaila dėl tų šeimų. Bet žinant, kiek paskiepytieji apsaugojo kitus vaikus ir save nuo didžiulių rimtų ligų ir komplikacijų, tai šiek tiek ramina. Manau tiek, jeigu norėsit, aš galėsiu smulkiai pasakoti, kas darosi imuniniai sistemai, kaip paskiepijama. Bet esmė tokia. Skiepas yra išnybimas vaiko imuniniai sistemai. Ir pasakymas, taip tau dabar skauda, bet tu prisimink. Nes kitą kartą sutikęs tą žmogų, tą mikrobą, tą teroristą, kuris gali tave nužudyti, tu tiesiog jo nepatikėk. Bėk kuo toliau, nepriimk į save ir tik taip tu galėsi išgyventi. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.